tėvai ir mokytojai. Noriu jūs visus pasveikinti su šią nuostabiu vakaru. Sveikinu šiandien pagerbiamus mokinius. Ši šventė yra jūsų. Už visas pastangas, sunkų darbą, atsidavimą jūs esate apdovanojami ir įvertinami. Jūs garsinate Gabijos gimnazijos vardą ir jūs esate jos pasididžiavimas. Tai ne tik jumis sveikinu, bet ir jums dėkoju. Šis vakaras yra ne tik ypatingas tuo, kad apdovanojami garbingiausi gabijiečiai. Šiandien man yra didelė garbė užimti Vytenio vietą ir būti inauguruotam Gabijos gimnazijos prezidentu. Nuoširdžiai dėkoju Vyteniui už jo atsidavimą ir išlietą prakaitą gimnazijos labui. Tu taip pat esi gimnazijos garbė ir tikiuosi nenuvirsiu nei tavęs, nei jūsų visų. Taip pat dėkoju mokyklos administracijai už šį puikų ir šaunų renginį. Asmeniškai sakau ačiū mokytojai Somirai, kuri palaikė mano sprendimą kandidatuoti į prezidento postą ir labai skatino mane tai daryti. Dėkoju Živilei Nagieniai, kuri mane įkalbėjo kandidatuoti į prezidento postą. Kitu atveju neįsivaizduoju, ar būčiau susimąstęs apie tai. Tai dar kartą ačiū jums. Ateinantis 2 metai bus tikras išbandymas man. Manęs laukia labai didelė atsakomybė, labai daug darbų ir sužinosime, ar aš galiu būti geras prezidentas. Bet kas yra prezidentas be savo komandos, be savo bendruomenės? Aš tikiu, kad kartu galime įveikti bet kokius sunkumus ir nudirbti didžiausius darbus. Ačiū.